radijo laida vaikams Vakaro žvaigždelė. Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Dangų papuošė nesuskaičiuojama daugybė žvaigždžių ir planetų. Sausą žemę atgaivino vandeniu. Žemėje atsirado gyvybė, augalai, gyvūnai ir žmonės. Viešpats padovanojo gėlėms nuostabų kvapą ir žiedų grožį. Skirtingoms paukščių rūšims į snapelį įdėjo skirtingą giesmelę. Jų plunksneles nudažė gražiausiomis spalvomis. Kiekvienas žmogus irgi yra gausiai apdovanotas. Vienas gražiai dainuoja, kitas piešia, šoka, dar kitas puikiai groja fleita. Kiekvieną darbą reikia stengtis atlikti gerai ir nuoširdžiai. Net ir šluodami grindis ar plaudami indus, stenkitės dirbti sąžiningai. O kai darbai atlikti, galima ir pailsėti. Kas čia? Gal kas nors plovė indus ir kranelio neužsuko? Greitai pasižiūrėkite, vaikai. Gal vanduo bėga jūsų namuose? Na kaip? Viskas gerai? Aha, vadinasi, laša ne kranelis, o nauja istorija iš Lietutės krištolinio laistytuvo. Diupte, 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 diupte. Tikros istorijos iš krištolinio laistytuvo. Tikrai, tikrai. Tikros istorijos iš krištolinio laistytuvo. Tikrai. Labas vakaras, mažylė. Kaip tau sekasi? Ar gerai praleidai šeštadienį? Ar nesusirgai gripu? O tau, mano meškuti, kaip sekėsi? Labas vakaras. Mano šeštadienis tai ne šeštadienis, o kažkokia nesąmonė. Visą dieną perrašinėjau savo lietuvių kalbos sąsiuvinį. Taip nesąžininga. Kam reikia perrašinėti sąsiuvinį? Mokytoja man užduoda per daug darbo. Knopsi, knopsi, gal mokytoja geriau žino, kiek tau reikia dirbti? Jeigu aš būčiau mokytojas, tai nieko neužduočiau rašyti. Nuo rašymo labai pavargsta rankos. Mano klasėje būtų tik piešimas, futbolas ir muzika. Įdomu, meškiuk, kaip tu parašytum laišką arba eilėraštį, jeigu nemokėtum rašyti? Aš moku rašyti. Tik tavo rašto negalima suprasti. Knopsi, juk mokytoja nori paruošti tave savarankiškam gyvenimui. Nejau manai, kad aš už tave visą laiką pildysiu anketas, rašysiu pareiškimus ir taip toliau? Nemanau. Aš gi mokausi, bet kartais taip sunku, Lietute. Nepasiduok, Knopsi, nepasidaryk maištininkas kaip Korachas. Korachas? Aš nežinau, kas jis toks yra. Tuomet visi kartu paklausykime krištolinio laistytuvo istorijos ir sužinosi.
Izraelitų tauta bijojo įžengti į Kanaano kraštą, į pažadėtąją žemę. Jie išsigando to krašto gyventojų. Todėl viešpats juos nubaudė. Jis nuvedė juos atgal į dykumą. Čia visi bailūs žmonės turėjo klajoti, kol užaugs jų vaikai. Smalsutis taip pat augo dykumoje. Jis stebėjo viską, kas vyksta stovykloje. Labiausiai jo žvilgsnį traukė ta vieta, kur pats dangaus karalius ateidavo susitikti su savo tauta. Dieną jis nusileisdavo debesies stulpu. Naktį jo šlovė pasirodydavo ugnies stulpu. Kai debesies stulpas pakildavo, visa bendrija leisdavosi į kelionę. Kur stulpas sustodavo, ten jie skleisdavo palapines. Dangiškojo karaliaus palapinė stovėjo pačiame stovyklos viduryje. Bet įdomiausia buvo tai, kas vyko didžiosios palapinės viduje. Smalsutis suradęs aukštesnę uolą, lipdavo pažiūrėti bent į palapinės kiemą. Kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą vyras mėlyna skraiste užeidavo į palapinės vidų. Tai buvo Aaronas. O kodėl Aaronas kiekvieną dieną eina į palapinę? Klausė smalsutis savo mamos. Jis degina smilkalus visatos valdovui, aiškino mama. O kodėl mes nedeginam smilkalų? Norėjo viską iki galo išsiaiškinti mažylis. Viešpats kiekvienam paskyrė kitokį darbą, sakė mama. Aaronas degina smilkalus. Levitai padeda Aaronui. Mes atnešam levitams valgyti. Tėvelis gina mus nuo priešų, o mums visiems vadovauja Mozė. Viešpats paskyrė kiekvienam skirtingą tarnystę. Kartą, pamatęs prie viešpaties palapinės susibūrusius vyrus, smalsutis taip pat prasibrovė į priekį. Pasirodo, čia vyko ginčas su Moze ir Aaronu. Kuo jūs save laikote? Barė Mozė ir Aaronas susirinkusieji. Kodėl keliate save aukščiau už visą bendriją? Juk mes taip pat tarnaujame viešpačiui. O garsiau už visus šaukė Korachas. Jūs nieko nesugebat, jūs nenuvedėt mūsų į Kanaano kraštą, puolė jis Mozę ir Aaroną. Gerai, atsakė Mozė, tuomet visi susirinkite rytoj prie viešpaties palapinės. Atsineškite savo smilkytuvus ir smilkykite viešpaties akivaizdoje. Tegu dangiškasis teisėjas parodo, ką jis paskyrė tarnauti savo palapinėje. Rytojaus dieną
Smalsutis su visa minia žmonių atbėgo žiūrėti, kas bus toliau. Jis nugirdo moterį sakant: "Tik pagalvokit, 250 vyrų, visi su savo smilkytuvais." Berniukas linko kuo arčiau palapinės vartų. Kieme jis jau galėjo matyti vyrus su smilkytuvais. Čia jis išgirdo grėsmingą Mozės balsą. "Pasitraukite visi nuo šitų nedorų vyrų," įsakė tautos vadas. "Neikite prie jų palapinių, nelieskite nieko, kas jiems priklauso." Smalsutis nejuokais įsigando. Minia nubloškė jį atgal. Berniukas nė nepajuto, kaip atsidūrė prie mamos sijono. "Kur buvai?" pyko ant sūnaus mama. "Sakiau tau nekišti nosies, kur nereikia." Ji pagriebė berniuką ant rankų. Tuo metu pasigirdo klyksmas. Smalsutis įsikniaubė į mamos krūtinę ir užsikimšo ausis. Vis dėlto viena akimi jis matė tą nelemtą siaubo filmą. Tarsi sulėtintam kadre prieš jo akis prasivėrė žemė. Maištautojų palapinės krito. Viena po kitos jos nugarmėjo į prarają. Akies kampeliu berniukas matė ugnį įsiplieskusią šventyklos kieme. Gerai, kad spėjau pasprūkti. Atsiduso mažylis. Šitas nuotykis galėjo ir man blogai pasibaigti. Bet vos mama pastatė jį ant žemės ir dingo į gretimą palapinę, jis jau sukinėjosi prie didžiosios palapinės kiemo. Kiemas buvo tuščias. Ten nebuvo nė vieno iš tų vyrų, kurie laikė rankose smilkytuvus. Nuo žemės kilo juodi dūmai. Bet tarp suanglėjusių nuodegulių kažkas blizgėjo. Tai tuoj pat patraukė smalsučio akį. Tikrai, žemė atrodė tarsi nusėta variniais veidrodėliais. Viską suprato smalsutis. Juk čia tų vyrų smilkytuvai. Aaronas surinko šventyklos kieme išbarstytus veidrodėlius. Jis padarė iš jų aukuro šonus. Kunigas sakė žmonėms: "Matote šitą varį? Dabar atsiminkite, kad Viešpats skiria tarnybą. Joks žmogus negali jos pasiimti pats." Lietute, aš nenoriu būti panašus į Korachą ir tuos piktus vyrus, kurie puolė Mozę. "O ką tu darysi, kad nebūtum į jį panašus?" Aš klausysiu savo mokytojos. "Taip, meškiuk, mokinys turi būti savo vietoje. Jis turi rūpintis gerai atlikti savo darbą. Mokiniui nedera blogai kalbėti apie savo mokytoją. Nes mokytoja geriau žino, kiek ir kada reikia užduoti." Aš būsiu geras mokinys. Stengsiuosi rašyti tvarkingai. Tada man nereikės nieko perrašinėti. "O tu, mažasis bičiuli, ar gerai atlieki savo darbą? O gal tu kaip Korachas nori nurodinėti tėvams arba mokytojams?" Vadovus paskiria Dievas. Izraelitams jis paskyrė Mozę ir Aaroną, o man ir tau davė tėvus ir mokytojus. Dievas paskiria, jis ir pašalina. Tikrai.
tikrai šokinėja klavišai, tikrai suskambėjo varpai, tikrai kelia galvą trimitas, tikrai suklegėjo vaikai, tikrai kelia galvą trimitas, tikrai suklegėjo vaikai. Tikrai šoka snaigės ratelį, tikrai girgžda sniegas lėtai, tikrai šaltis ūsą pakraipo, tikrai mirksi žvaigždės linksmai, tikrai šaltis ūsą pakraipo, tikrai mirksi žvaigždės linksmai. Tikrų triktraušiu. Triktrau. Aš čia taip nemoku. Tikrų tikriausiai. Patinka vakaro žvaigždelė. Baltapūkis debesėlis, ankstų rytą atsikėlęs, virš laukų skrendu pakilęs, nei pabalęs, nei pražylęs. Baltapūki debesėlį, kur skrendi, gal dangui svajonę savo atrandi. Aš skrendu į mėlį, į žydrynę aukštą, skrisk ir tu palik tą šaukštą, nepabėgs tavoji košė, paskraidyt kiekvienas trokšta. Baltapūkis debesėlis, ankstų rytą atsikėlęs, virš laukų skrendu pakilęs, nei pabalęs, nei pražylęs. Debesėlių klubas. Labas, vakaras vaikai, kaip jums sekasi? Man tai puikiai. Man taip pat. Sėdžiu ant debesėlio, tabaluoju kojomis ir geriu rasą. Nori ir tu? Gerai. Labai skani rasa. Draugė, o kas tau įsiminė iš pasakojimo? Man geriausiai istorijoje įsiminė, kad daug vyrų atsinešė smilkalus ir juos milkė. Man labiausiai įsiminė, kaip
kaip Mozė ir jo tautą lydėjo dūmų ir ugnies stulpas. Ir kaip žmonės, vadovaujami Koracho, prasmego skradžiai žemėn. O man labiausiai įsiminė, kad tie žmonės visą žemę apibarstė veidrodėliais. Aš manau, kad Dievas nubaudė Korachą, ir kitus vyrus, kurie sukilo prieš Mozę ir Aroną. Aš manau dėl to, kad jie pasipriešino Mozei, Dievo išrinktajam. Dėl to Dievas apsupyko ir sunaikino tuos, kurie buvo prieš jį. Gal Mozė su Aronu nepriėmė jų smilkyti dėl to, kad Korachas su savo vyrais meldėsi ir tarnavo Dievui ne iš širdies. Gal Dievas Aroną ir Mozę paskyrė smilkyti, o tiems žmonėms, Koracho vyrams, gal paskyrė ką nors kitą? Ar gali pasakyti, ką reiškia, kad viešpats paskyrė tarnystę? Aš manau, kad tik vienintelis viešpats gali paskirti tarnystę dėl to, nes jis paskiria žmogui tarnystę pagal jo sugebėjimus. Pavyzdžiui, vienas žmogus geriau sugeba atsakinėti klausimus apie Dievą, kitas žmogus geriau sugeba jo gražesnis balsas ir kiekvieną pastato į tą vietą, kur jisai ir turi būti. Aš dar norėjau pasakyti, kad mes turime klausyti mokytojų, tėvų, senelių, jeigu ką, močiučių ir gal kartais ir paklausyti savo sesių vyresnių, nes tu gali nežinoti, kaip atlikti namų darbą. O tavo vyresnė sesė arba brolis gal daugiau išmokėsi negu tu. Aš tai manau, kad reikia klausyti mokytojų, todėl mes kiti vaikai gali ir niekur nekeliauti, o mokytojai keliauja, jie ir viską tyrinėja, jie ir todėl viską žino, o vaikai ne. O mokytojai jau labai aukšti, jau gali eiti, kur tik tai panorėti, skristi ir tyrinėti. Jie jau kitokio amžiaus. Mokykloje labai 4 klasėje sunku, visi triukšmauja, nors mokytoja sakė, kad triukšmas kenkia sveikatai, bet jiems, nusispjauti tai. Jie nesupranta kaip maži vaikai. Jiems jau viskas šnekėt ir jie pripratę kaip žiūrėti televizorių. Jie negali to atsikratyti. Mano mokytoja yra labai gera. Dabar pasikeitė mokytoja, tai jinai daugiau namų darbų užduoda, bet labai gera mokytoja. Bet vaikai kartais murma, kad jiems užduoda per daug namų darbų. Jiems užduoda todėl daug namų darbų, nes mokytojas žino daug geriau, kad jiem reikia padaryti tas ir tas užduotis. Pradinių klasių mokytoja mums daugiau užduodavo iš matematikos, bet dabar suprantu, kodėl. Mes turėjom labai mokytis daugybos lentelę ir mokytojas jau anksčiau yra sakiusi, kad išmoksit tą daugybos lentelę, tada jums bus lengviau ir kitose klasėse. Dabar iš tikrųjų žinau, kad daugybos lentelė yra gerai, nes dauguma uždavinių yra su daugybos lentele, reikia dauginti. Yra daug patarlių apie mokslą. Pavyzdžiui, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. Ši patarlė reiškia tai, kad mokytis gal ir yra sunku, bet jeigu tu išmoksi, ką reikia, tai tu toliau galėsi, baigęs mokyklą, kažkur įstoti ir dirbti. O, mano debesėlis panašus į pienę. O, kaip pasiilgau pavasario.
O kaip tavo debesėlis atrodo kažkoks tai labai keistas? Mano debesėlis atrodo maždaug kaip televizorius. Oi, televizorius, turbūt atrodo įvairiausių filmukų. Ne, ten nerodo, ten debesėlis. Tai gal įvaime, nes jau vėlu. Vaikai, linkiu jums geras savaitės. Aš linkiu, kad jums greičiau ateitų pavasariai. Aš linkiu, kad jūs geriau klausytumėte tėvų. Mes visi labai jūs mylim. Visi. Viso gero. Viso gero. Debesėlių klubas. Debesėlį, kur mus ved. Tu palauki, nuskubėk, įlitoji, tu palik, salės, sakanėlus ir vanduo gailius. O dabar dėmesio. Kokį darbą ar mažą darbelį dirbtum, atlik jį sąžiningai ir nuoširdžiai. Įsivaizduok, kad savo darbą darai dėl Dievo. Dar šiandien suspėk atlikti nors mažą darbeliuką, bet sąžiningai. Ir taip kiekvieną dieną. Štai tokia ilgalaikė namų užduotis. Mieli vaikai, kviečiu jūs apsilankyti Vakaro žvaigždelės interneto svetainėje www.žvaigždelė.lt www.žvaigždelė.lt. Iki kito šeštadienio. Linkiu visiems gražių ir spalvotų sapnų. Sudie. Jei nori, kad greitai užmigtum, tai apsikabink savo meškiuką. Pum, koks stiprus meškinas šleivoja, bet nestoras jis visai, jam tik skauda koją. Oi, lia, jam tik skauda koją. Oi, lia, jam tik skauda koją. Nieko tokio, šliumpum, kondensuotas pienas gydo nuo visų ligų ir sugrįžta jėgos. Oi, lia, ir sugrįžta jėgos. Oi, lia, ir sugrįžta jėgos. Ačiū Dievui už namus ir už tirštą pieną. Ačiū už visus draugus ir už šitą dieną. Oi, lia, ir už šitą dieną. Oi, lia, ir už šitą dieną. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.